Sveiki vaikai, įvardinkime žmogaus kūno dalis. Čia galva. Galva yra viršutinė kūno dalis. Galvą sudaro veidas ir plaukai. Veidas yra priekinė galvos dalis. Veidą sudaro kakta, dvi akys, viena nosis, dvi ausys, du skruostai, du žandai, viena burna su dantimis ir smakras. Čia kaklas. Turėdami kaklą mes galime judinti galvą. Čia yra krūtinė. Kaklas jungia galvą su krūtine. Čia yra pilvas. Pilvas yra žemiau krūtinės. Čia yra klubai. Klubai yra žemiau negu pilvas ir krūtinė. Ši kūno dalis vadinama pečiu. Mes turime du pečius ir dvi rankas. Rankos per pečius jungiasi su krūtine. Rankas sudaro alkūnės, riešai, plaštakos ir pirštai. Kiekviena ranka turi po 5 pirštus. Su rankomis mes piešiame, rašome, valgome, laikome, nešame daiktus. Kas čia ateina? Čia kojos. Mes vaikštame su kojomis. Kojos jungiasi prie kūno per klubus. Kojas sudaro keliai, kulnai, pėdos. Kiekviena pėda turi po 5 pirštukus. Kojos mums padeda atsistoti, eiti, bėgioti ir kitaip judėti. Pakartokime kūno dalis. Galva, veidas, plaukai, kakta, akys, ausys, nosis, skruostai, žandai, burna, smakras, kaklas, pečiai, rankos, alkūnės, riešai, plaštakos, pirštai, krūtinė, pilvas, klubai, kojos, keliai, kulnas, pėda, pirštukai. Dabar jau jūs žinote. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.